džiazuojame. Jeigu tu eini į darbą su nuotaika, tu jame gyveni, o gyvenimas yra džiazas, ar ne? Artimiausiu laiku jau reikės pasakyti, ko mes nedarome Akmėje. Mes ir kompiuterius vežame, mes kažkokius produktus brandiname, mes ir kino filmus vežame, žvyrą kasame, kanapės auginame. Kokie yra Akmėje dirbantis žmonės? Vadybininkas turi būti alkanas. Jauni ir agresyvūs. Linksmi. Atviri, laisvi, atsakingi. Tikri žmonės. Akmė įkvepia du tokie dalykai. Žmonės įkvepia tai, kad jie gali daryti tai, ką jie labiausiai nori daryti ir jie yra tose vietose, ką jie geriausiai geba daryti. Tada jie labiausiai įsitraukia, jaučia, kad kuria didžiausią vertę. Jam yra pačiam įdomu ateiti į darbą ir daryti tai, kas jį veža. Mane asmeniškai įkvepia kažko kūrimas, kažko palikimas po savęs. Ryte atsikeli ir nori eiti į darbą, tai reiškia emocija yra teisinga. Tai neapibūdinama. Čia paprastai būna toksai šokinėjantis reikalas. Kaip bebūtų, tai nebūna kažkokia rutina kasdienė.